Sveikinu visą bendruomenę krepšinio miesto lygos MKML Mantingą su 14 sezonu. Įsivaizduokite, jau 14 metų mes kaip visa šeima reiškiasi. Ir kaip visai neseniai pasibaigusiam posėdėje visiems vadovams, treneriams priminiau ir pasakiau, atrodo, tik tai neseniai buvo finalinis ketvirtas, gražus renginys reiškiasi ir visai greitai vėl mes pradame viską iš naujo. Tai smagu, šiais metais dalyvaus 16 komandų, 2 komandom mažiau, bet tikrai džiaugiamės, kadangi Marijampolės mūsų pagal 7 dydį mieste, tikrai tas optimalus skaičius komandų. Džiaugiamės visais dalyviais ir senbuviais. Gal kažkas pasikeitė, kokių naujų komandų, iš naujų geografinių taškų gal atsirado? Taip, kaip ir minėjau, praeitais metais buvo 18, tai iš tų 18 išėjo Marijampolės sporto centro 2005 metai, kadangi 12 įstojo į universitetus ir kitus miestus. Toliau, kad ir kaip bebūtų gaila, bet praradom už praeitų metų čempionus Biršno sporto centrą, kadangi tam tikros priežastys susidarė, bet manau, kad sugrįš. Kęstučio Juozaičio antroji komanda nedalyvaus ir labai gaila man, kaip sakiau, geografiškai to kampelio, tai yra Gudelių Igliaukos, reiškiasi miestelių, kaip sakyt. Tai va šitų komandų mes neturėsime, bet lygos organizacija tikrai nesnaudė visą vasarą, stengiamės, kaip sakyt, išplėsti visą geografiją, tai ir džiaugiamės, kad po labai, netgi galvoju, gal ir iš viso istorijų nebuvo Kazlų Rūdos sporto, reiškiasi, centro komandos, tai tikrai netoli miestelis ir džiaugiamės, kad jie prisijungė prie mūsų šeimos ir taip pat labai džiaugiuosi, kad nusipelniusio trenerio Gintauto Žibūdos, reiškiasi, jaunimas taip pat žais mūsų lygoje. Kaip žinote, šio trenerio, kaip sakyt, labai daug komandų dalyvavo ankstesniuose metuose ir buvo vienos stipriausių komandų. Šalia MKML yra ir vaikų lyga, kaip ten šiemet plėtra nusimato lyg ir didelė, net iš tolimų taškų komandų yra kas ten naujo. O, šitą net atsidūstų, kaip sakyti, į kamerą. Įsivaizduokite, šį sezoną, 6 sezoną Mantingo vaikų lygoje dalyvaus 53 komandos iš visos Lietuvos. Tai čia sakau, kaip sako kiti žmonės su krepšiniu susiję, tai antra moksleivių lyga. Ir įsivaizduokit, kaip gaunu skambutį vasaros gale iš Klaipėdos, galiu paminėti Dalių Ubartą, nusipelniusi trenerį, tikrai, kaip sakyt, daugelį metų visoje Europoje dirbusiu, kaip sakyt, tai jisai žino apie mūsų lygą, ta prasme, tolimiausias beveik kraštas geografiškai, kaip sakyt, tai šiais metais dalyvaus taip naujas miestas Klaipėda. Prie to pačio galiu paminėti 5 Vilniaus komandas. Tai jeigu sostinės komandos, kur tikrai, patys suprantat, lyderiaujančių mokyklų vaikai, treneriai, kaip sakyt, matyti šitą visą naudą, kaip sakyt, tai šiais metais dalyvaus ir 5 Vilniaus komandos. Taip pat judesį pajautėm ir iš Kauno, reiškiasi, praeitais ir užpraeitais metais dalyvaudavo kelios komandėlės, tai dabar, jeigu neklystu, viso komandų Kauno bus apie 8 ar netgi 9, kiek pamenu. Tai jeigu didieji miestai Vilnius, Kaunas, Klaipėda mato mūsų įkurtą šitą visą lygą, kaip sakyt, ir mato visą šitą naudą, tai reiškia, einam gerą linkme. Tai pasikartosiu, 53 komandos, manau, startuos šiame 6 sezone. Išeitų, kad laukia labai daug iššūkių, kiek rungtynių jau turbūt rekordas bus visų laikų per tas 2 lygas. Jo, kas liečia suaugusių miesto lygos MKML Mantingą, tai rekordas buvo praeitais metais, kaip dalyvavo 8 komandų, tai buvo 164 rungtynės, ką ir posėdį sakiau, tai praeitį metai buvo vieni sunkiausių infrastruktūros klausimais, kaip sakyt, sporto salių užimtumo prasme, paskui visų rungtynių aptarnavimo, įsivaizduokit, reikia 164 rungtynėms surasti krepšinio teisėjų, sekretoriatą, aptarnauti visą komunikaciją, kaip sakyt, reiškiasi, tai nėra taip paprasta. Tai va, o kas liečia, atsakant į jūsų klausimą dėl vaikų lygos, taip, jau dėliojam tvarkaraščius, tai tikrai laukia 24-25 metų sezone labai daug iššūkių, kaip sakyt, bet įveiksim, aš manau. Ir šalia abiejų lygų yra ir krepšinio teisėjų akademija jūsų įkurta, ten jau pirmi judesiai kaip ir praktiniai atsirado, kiek teko matyti, kaip sekasi, kai veikla vyksta. Jo, prieš metus, dar metų netgi nėra, vasario gale, kaip sakyti, kilo ta idėja, pasikartosiu, reiškiasi su 3 kolegomis, iš visų mes 4 teisėjai, kaip sakyti, įkurti Sūduvos regiono krepšinio teisėjų akademiją. Tai irgi, kaip žinot, kaip sakyt, mes kaip lietuviai mėgstam, kaip sakyti, iš šono, čia nepasiseks, nelabai kasais, kaip sakyti, mažas miestelis. Tai galiu pasakyti, reiškiasi, šiai dieną mes turim 6 jaunus teisėjus, 5 teisėjai yra, reiškiasi, iš Marijampolės, 1 teisėjas yra iš regiono, tai yra iš Kalvarijos, kaip sakyt.
Labai džiaugiuosi lektorių teisėjų, tai galiu paminėti Dovydo Kairio, LKL vieno geriausių teisėjų, kaip sakyt, Gabrieliaus Simonavičiaus darbų, kaip sakyt. Tai per šitą trumpą laikotarpį mes turėjom ir teorinių, kaip sakyt, užsiėmimų, ir praktinių. Tai visai neseniai praeitą šeštadienį turėjome berniukų turnyrą ir su 2 patyrusiais krepšinio teisėjais teisėjavo tie 6 jaunieji teisėjai, kaip sakyt. Tai tikrai stengiamės, labai džiugu, kad jie rodo norą ir įsivaizduokit, jauniausias teisėjas šiai dienai yra 12 metų, kur akys blizga, tai tikimės turėti jų ir daugiau. Ir mūsų tikslas šios akademijos, visą laiką užsibrėžti reikia tikslus, kad 5 žmonės rudenį nuvežti į Respublikinį teisėjų seminarą, kuris vyksta Druskininkuose, ir 5 teisėjai jau startuotų kaip Lietuvos krepšinio federacijos teisėjų asociacijos nariai. Ką, palinkėjimą kokį krepšinio bendruomeniai ir Marijampolės, ir regiono, ir vaikų lyga, kur matom išsiplėtus jau iki pat Klaipėdos, tai kokio sezono visiems tikėtis, ką linkėtumėt kaip lygų vadovas? Tai aš pirmiausia gal palinkėsiu taip nestandartiškai ramybės visiems, nes visi nori laimėti, visi įsitempia, kaip sakyti, ir treneriai, ir vadovai, ir tėveliai ypač, kaip sakyti. Tai Mantinga vaikų lyga iš vis yra įkurta, kad mokintis žaidėjams pirmiausiai, nes, kaip žinote, mūsų tenais šio lygoje yra jaunieji žaidėjai, tada ten teisėjauja jaunimas, kaip sakyti, tai aš siūlau Mantinga vaikų lygoje kantrybės visiems ir tie rezultatai ateis. O vyrų suaugusių, kaip sakyti, tai tikrai man labai smagu dirbti su šita visa bendruomenė, kadangi, kaip ir minėjau, visi vadovai yra senbuviai, labai stengiasi dėl savo komandų, nėra taip paprasta sukomplektuoti komandas, reiškiasi, tai tikrai man džiugu, kad šiandien irgi 100% visos komandos dalyvavo posėdėje, tai žiūri rimtai, kaip sakyti, ir smagu. Tai irgi noriu jiems palinkėti pergalių, kad visi sveiki būtume, kaip sakyti, pavasarį ir netrukus tiksime aikštelėje.